Sveiki, aš Kristina, KTU informacijos sistemų katedros dėstytoja. KTU vykdo Kazicko konkursą, kuriame mes organizuojame papildomas varžybas. Pagal šių metų iššūkį, kurį galite rasti čia, kviečiame pasiūlyti idėją ir sukurti dizainą svetainiai arba programėliai. Kad būtų aiškiau, nuo ko pradėti, panagrinėkim pavyzdį. Tarkim, jei iššūkis būtų išmani mokykla, viena iš idėjų svetainė ar programėliai galėtų būti patobulinti mokyklinių ekskursijų organizavimą. Tai padarysim sukurdami ekskursijų organizavimo informacinę sistemą. Pirmiausia, turėtume pagalvoti, ką reikėtų pagerinti. Mano mokykloje dažniausia problema būdavo tai, kad mokiniai besiregistruojantis į ekskursiją ką nors užmirždavo, ar kelionės datą, ar mokestį už autobusą, ar atnešti tėvų sutikimą, o mokytojams būdavo sunku viską sutikrinti. Na, kuriant tikras sudėtingas sistemas, dažnai pradedam ne nuo programavimo, o nuo informacinės sistemos projektavimo. Pasvarstykim kartu, kokių funkcijų mums reikėtų. Informacinėje sistemoje mokinys turėtų rasti ekskursijų sąrašą ar kalendorių. Pasirinkus kelionę, galimybę matyti jos detalės. Tada galėtų ir užsiregistruoti, supildyti registracijos duomenis ir rezervuoti vietą autobuse. Ir galbūt netgi apmokėti už ekskursiją. Svarbu, kad po registracijos mokinys po ranka turėtų atmintinę, ką pasiimti kelionę, kuri keltų sutikimą. O kol mokinys kelyje, tėvai galėtų matyti kelionės progresą gyvai. O kaip palengvinsim darbą mokytojui? Mokytojas galėtų kurti ekskursijas, dėlioti kelionės planą, nustatyti kainas ir sudaryti reikalingų daiktų sąrašą. Svarbiausia, jis realiu laiku matytų, kas užsiregistravo, kas jau susimokėjo, kas atnešė dokumentus, o kam dar reikia nusiųsti priminimą. Na, tai tik viena idėja. O kokią problemą išspręsi tu? Nustebink mus savo idėją. Sėkmės ir iki susitikimo KTU.